Ko tik nebuvęs. Kokias dar sporto šakas, Tomai? Kiek žinau, tinklininkas. Tinklininkas, virvę traukęs, jėgos trikovėje dalyvavęs ir sunkiau atletikoje. O, tai sunkiai atletikoje. Viskas gerai. Pasakysim, kad futbolo nežaidė. O, žaidė. Gerai? Dabar žiūrėkite. Jo programoje tokie yra ten normatyvai ir 5 minučių kėlimo atkarpa. Kaip jums atrodo, kiek gali iškelti 5? 2 svaršius po 32 kg į viršų sportininkas vat štokiu būdu pradės, o aš jums pasakysiu, kiek? Kas gali pasakyti? Kiek kartų? 50. Ar tai teisybės? Ar tai teisybės? Kiek? 45? Kažkur sukatės apie teisybę. 32 kg, 64 grūtinės. Štai taip ir dirbama. 6 kartai skaičiuokit visi. Nu, kai prasidės kažkur 40, paskaičiuokite visi. O tėvas ir sūnus Kastiškevičiai, Rimas Tomas ruošia balionus. O štai papuoš vakarėjančią Marijampolę šie 2 gražus karšto oro balionai. Vaikučiam jau nebeįdomu balionas, įdomu balionas, taip reikia domėtis viskuo. 14 kartų, o laiko, štai čia šitas kelelis tai yra ne šiaip savo, tai ekranėlis šiais pasistatęs laiko matuoklį ir 5 minutės ir kas bus atliausios teisybės, atsistokite. Sakykite, 50, 40 ar dar daugiau. Labai išvermingas sunkus sportas. Ankstėliau, ypatingai Lietuvoje, buvo populiarus. Dabar aišku irgi susirenka, aš pats treniruoju 23 jau kartai. 23 kartai. Profesinio rengimo centre aš taip pat ruošiu sportininkus, mes puikiai pasirodome mokyklų tarpe, esam čempionais ir prizininkais, ir absoliučių sportininkų, kurie iškėlė daugiausia. Taip kad čia kaip žmogui, kaip jaunam sportininkui svarstis yra prieinamiausias, kadangi gali netgi, kai mamos nėra, netgi virtuvėje kelti. Prasistumdė kėdukės ir pirmin. Kiek turime jau? 31. Aš noriu, kadangi jūs spėliojate, bet noriu pasakyti, kad Tomo geriausias rezultatas per 5 minutės yra 50 kartų. Ar pagerinsi šiandien? Tai va tas žmogus iškėlė rankas, jisai nuspėjo, bet Tomas pasiryžęs pagerinti. Pagerinti bent 5, o gal ir 10 kartų. Negirdėjau jūsų paraginimo ir pasidžiaugimo Tomui aplodismentai, nes artėjame prie... Bus 40 kartų, štai kas liko pusantros minutės, kiekis kartų įveiks dar per pusantros minutės. Kartai, 44, 45. Nu, pradėkit plot, artėjom prie jo geriausio rezultato. 47, liko minutė. Aš manau minutė. 48. Artėjom prie geriausio kamerinį. Kartuojame. Geriausias rezultatas. 50 kartų. Ir važiuojam. Prieš vienas. Supaujam
Tomui to taip pat reikia, kaip ir visiems, aplodismentų. 53. Smogin kartu smogin. Hop, 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 hop. 5 kiek laiko liko? Plojam, dabar laiko. Liko 15 sekundžių. Iki 60, kamušam. 8, 2 kartai liko. 10, 9 ir 60, ir dar yra laiko. 61. Štai, 61. Tomas Mėžlaiskis. Jaunuolis, kurio metų yra 43. 43 metai. Niekam niekad nevėlu. Jų, aš jums minėjau turbūt ir pirmą, tai jų visų noras, kad aplenkti mane kuo ilgiau pasportuoti. Nes aš sportuoju iki 52, kaip minėjau. Startavau. Bet Tomai dar tu mano amžiaus sulauksi. Ačiū labai, paplokite. Tomas Mėžlaiskis, Lietuvos čempionas ir rekordininkas ir pasaulio veteranų čempionas. Pirkit tėveliai mažus ganteliukus, pirkit svaršiukus ir pradėkite su vaikučiais užžymti. Ne tik padaroti jiems lakčią.